Ką, labas rytas jiems. Žiūrėkit, pagal tą pastatytos 61 valandą, o pagal tą tik tais 39. Žodžiu, tą kompiuterį paspaudžiu ant pauzės. O ant čia paspaudžiau šeštadienį, taip pažiūrėjau čia, o jau tiek su valandų, sakau, reikia pažiūrėti ant takografo, kiek yra. Būna, kad nesutampa laikai, pės pasižiūriu, stovi ant plaktuko. Blet, galvoju, va čia tai zaibys, nu. Tai perspaudžiau ant lovos. Nu, tik 39 valandas išėjo. Tai nieko, praeitą savaitę stovėjau 80, man atrodo, nes pirmadienis buvo banholdijus. Ir viso. Šią savaitę gal vėl penktadienį baigsim darbą ir bus rami galva, kempingas pasidarysim. Ir viskas bus gerai. Dabar tikiuosi, kad ta S24 kolonėlė tenai veiks. Kur susiradau blemba. Nes penktadienį visai išgaravo iš galvos. Dar minčių buvo užsipilt saliarkos, bet tai tais mintyse pagalvojau. Nebūtų ant trafiką buvo, būčiau važiavęs apsisukti atgal ir prisipilt karočią kuro, bet ten trafikas dalis buvo, rodė man valandų laiko laukti. Žodžiu, pasižiūrėjau, kad čia pakeliu yra dar S24, tai kodėlgi ne. Užsuksim ir spirsim, gal Danytė jau atveža. Šiandien vėl va. Pasiskambinsim, kol atvarys, kol pakraus, kol kas, kol ką. Irgi diena praeis visą. Rytas. Normaliai stovėjau vis tiek, kad pauzė nesigavo, kokios norėjau ir viskas. Galvoju, tai viskas liuks. Pasivaikščiojom, pasižvalgiam, pailsėjom. Tvarkingai. Ką, finger cross. Finger cross, ten ta kolonėlė yra, tikėkimės. Oi. 6 valandas su tiesiog kas vyksta. 6-7 tai. Žiūrim, ką turim. Turime šitą kolonėlę ar neturim? Neturim, tai pizdavus. Tai bus normaliai. Kol kas. Čia nelabai atrodo, kad sklonkiai būtų, bet gal. O ką aš sakiau? Yra kažkas tai, ne? Kažkas tai yra. Молодец. Basai молодец.
Čia neveikia. Tai va čia bachuriukai dirba. Parodė man kitą, tai buvo. Pažiūrėsim, kaip ten bus. Pažiūrėsim. Įdėjau kortelę tipo, kortelės tipo nepriima. Įdėjau kitą kortelę, nepriima. Įdėjau savo kreditkę, nepriima. Įdėjau savo debitinę, nepriima. Niekos kortelės nepriima. Bilėt, refuelinsim toj. Kažkur netoliau čia turėtų būti. Bet čia. Karoče, nafig. Jokia kortelė netiko. Užpyliau už savo pinigus. Ten bus matyt, kas čia bus. Turėtų duot pagal dieną. Turėtų įduot pagal dieną. Kai bus, aišku įduos. Tai vat, o dabar lekiam krautis. Dar blemba ant M4 trafikėlės ir dar mes čia sunkiai išvažiuosim. Žiau. O, taktinis manevras. Iš paskui manęs dar per raudoną bachurėlis. Молодец, gal ką čia lauksiu. O, tasai vat. Su Ferrari nuvarėm. Ką atvarom, pasisėrėm. Ir skambinam Oliveriui. Oliveriui. Taip, atstosim čia. Viskas gali stovėti. Krauna. Aš gal traktorius stovi kraunas. Nesimato. Tikiuosi svorė atitaikys. Aš tikras blogai veikia, bet pagal praeitą kartą pasiskaičiavau, turėtų būt kaip ir neblogai. Matysim, kaip čia bus, va. Traktorius sukinėjęs ten. Su tokiu magnetu krauna, karočią. Kažkokį tai mėšlą. Va. Su magnetu pertraukia. Taip krauna, karočią. Bus gerai, tai bus gerai, nebus gerai, tai nebus gerai. Nu ką, lekiam su palyda. Sakysi, nelydės. Bet pasirodo lydi. Nu nežinau, pagal mane, pagal mano svarstyklės turėtų būti normaliai. Bet važiuoju kažkaip lengvai, nežinau. Va čia sakė, kairę sukt reikės. Ar ne? Kokios turbinos guli. Raketos. Normaliai. Kai čia per aparatą nesuprasi.
nežinau, man kažkaip labai jau lengvai važiuojasi čia. Nu, ateina tiesos akimirka. Aš važiuosim ant svarų, matysim. Aš gal taip ir važiuos kažkaip. Neatspėjau, manočiau. Kem 7 tonus. Važiuoju, kad 3 nuimto griauno. Dublis numeris 2. Nežinau, karočiui. Dabar iš viso turiu važiuoju, kai tuščias. Nesuprantu, kad bairiu, nifiga. Gal ta priegaba taip atrodo, kad važiuojam. Kai šia žinau. Pagal mane tai dar reikėjo dar nuimt toną. Žiūrėsim. Arba čia rodo pas manęs grynai pieno riebumą. Šiaip ne taip. Tada kai nuvažiavau, karočiui, jisai išėmė, sako važiuok. Sakau, davai dar vieną, sakau, tą magnetą nuim, sakau, ir zaibytus. Tai spėkit, atvažiuojant svarstyklių, karočią, jeigu jisai būtų magnetą dar vieną nenuėmęs, būtų buvęs viršsvoris. O taip dabar, kaip mes čia pasikrovėm. 43 900. Būtų to nenuėmęs, būtų kem 4 koksai 100 ir būtų ar ten viršaus ir būtų be šakės, reikėjo būtų važiuoti atgal. O dabar, aš jam sakau, nu dar vienas, sakau, nuim. Nu okei, sako. Zaibys. 7 tonos. Tai karočią, supildžiau popierius, sutvarkiau viską. Važiuojam į Litfeldą, į Doberį. Ką dabar laukia? 5 valandų kelias. Dabar važiuojam. Padam prie kabutį ir viso. Ir polisaujam. Ir žodžiu užlėkiau. Įsipiliu vėl čia pat kuriuko. Dar viena degalinė pakeliui buvo. Tai galvoju nerizikuos, nes jau užsteigė lemputė, viskas. Ką, žinau. Kaip čia kas, kaip čia ką. Atlėkiau. Įvarvinau 200. Ir tai man arba jau pastavytų, karočią, svarstyklių. Man to būčiau viršsvorį turėčiau, karočią. Būtų 100 kilų viršsvoris. Nes buvo 39... Ne. 43 900. Dabar 200. Tai bus 44 100. Ką daryt? Važiuoti reikia. Ja. Ten, kai būsiu prie Doverio, tada šausiu pilną. Jau ten svarstyklių niekur gal nepatikrins. O dabar tai dar toks kelias, visko gali būti. Dar kryžmintą turiu. Dėl to, kad prastovėjau visą naktį ant plaktukų. Negerai. Nu ką, laikas Mogolio biškelį. Pailsėt.
Užmerksim akis pusvalandukui. Ir važiuosim toliau. Opa, kaip mašina pristoja. Prie to turbūt stosim čia ir bus gerai, ar ne? Ten varom. Vietelę užmačiau. O, autobusiukas neblogas. Ai, ten daugiau yra vietos. Taip, papakšt. Ir realistinis. Čia normaliai žiūrėjau, asfaltą naują patiesi. Smagiai važiuojasi. Ir kaip. Ką? Aš jau valandą kaip važiuoju po savo miego. Labai viskas gerai. Nu ką, judam po biškelį, neskubant. Čia vis viens į kairę, kits į dešinę. Rikiuojas. Bet jeigu gal nenuveikiama. Vis vietoj makaluojas. Į vieką. Mašina vieka. Poland. Ką, žinau, trafikelis yra, bet važiuoja čia viskas. Šitą vat A3 padarė tą nuvažiavimą ilgą. Jaučiu, kodėl jie čia visi suspaudė, taip neaišku. Jeigu čia nieks nestovi nieko. Aišku, jis 50, tai jo. Kažkas pristabdė lyg 40. Taip ir gaunas. Šiaip pat darbai jau lygtai su į pabaigą eina. Važiavim padarė kokią figieną. Dar dėl to pristatė. Visio. Dar porą trejetą mėnesių kaip nebuvo, bus kaip nebuvo nieko. Atrodys kaip normalus dalykas. Darbai vyksta. Mergalkės tik žypsi, plypsi. Kažkodėl visi nenori važiuoti, stovi. Tik atspaustų vis ir nebūtų trafiko. Bet kažkodėl čia visi susispaudė ir važiuojant. 35, ble. O viskas, remontas kaip ir baigęs. Nežinau, takas tvarkys turėtų vis turbūt gerai. Čia baigęs. Ribojimai. Tai vis jau pradeda spaust. Kaip sakant, iš servizo į servizą. Iškeli pailsėt. Kiek gali vairuoti, ne? 2 valandas važiuojam. Valandas važiuoju, reikia pailsėt.
Reikia pailsėti. Mano vietas užimtas. Čia neįsuksiu aš. Čia aš neįsuksiu. Čia toli eit. Važiuojame VIP. Važiuojame VIP sustojimą. Taip. Ir gyvenam. Matas walking floor čia šalia stovėjo manęs, tipo vaikščiojančios grindys, tipo. Kai mano tiperis, tipo, kaip verčiasi, bet čia išėjant taip. Tai visokių jie šūdą vežioja, po šlins važinės. Taip net per atstumą dvokia, išėjau, karočiui, iš servizo, ėjau link savo mašinas. Pizdėsi, o eina nafig, nos net riečia. Nu, jie, ta prasme, ne visi jie po to šlins važinės. Kiti tik tais, ten kokius vežioja medienas, kaip pienas tokas, visą kitą. Daugelis iš jų tai šūdą vežioja. Taip kaip lygiai plentu važiuoja, atrodo, kad su tuščia važiuoja priegalą. Bet va tik kalniuką jaučias, kad jau sunkiai tempia, sunkiai. Įdomiai. Ką vat nusukam, perlėkiam čia per tos kaimus, išvažiuojam į M2, paskiau Abersio, ar koks tas? Na jo, manau, į tą kalniuką dabar jau sunkokai įtems. Jau čia prieš patį kalno galą normaliai pristos. Nekartas važiavęs pasikrovęs, tai sunkokai tempia į tą kalniuką. Tai pažiūrėsim, kaip čia bus. O, čia prieki dar toksai, kaip aš važiuoju. Aš irgi ne ką greitesnis už jį, karočią. Čia dabar jau kitas, o čia tas ir ne, kitas. Kitoks vilkikas buvo. More. Gražiai vaizdas jau vasarą. Saulutė žibina, spigina. Viskas fantastiko, kaip sako. Viskas tas pats per tą patį, va. Laivelis vienas atplaukė, va, tas kaunas išplaukė. Ir taip juda. Į valtį, čekinas, o mes į valtį nevažiuojam. Mes važiuojam čia, pasidarysim pasą laikiną ir važiuosim padėti prie kabėlės. Va, įplaukia laivelis, karočiui. Uosto, čia Irish Ferries, čia DFDS.
apsisuks ir pasiparkuos. Visą priegą padėjau. Viskas tvarkoj. Važiuojam į bazę. Eisim biškelį paseisim, padarysim mankštą. Ir ilsėtis. Rytoj, kaip sakant, padarys man inspekciją. Pasimsiu visus lapus, visus dokumentus. Ir bus galima vėl porą savaičių važiuoti. Tai vat. Dėkui visiems, kas žiūrėjot. Ar iš viskas nors žiūrėjot. Jei to pasimatėm.